Labas vakaras, tęsėme ilgą krepšinio vakarą per Viasat Sport Baltic kanalą. Dabar jūsų dėmesiui lemiamas Vilniaus Lietuvos Ryto komandos mačas Eurolygoje. Vilniečiai Zagrebe žaidžia su absoliučia turnyro outsiderė, nė vienos pergalės neiškovojusią Cibona. Lietuvos Rytui norint patekti į kitą etapą reikia žūtbūt šiandien iškovoti pergalę ir laukti Šolė Basket klubo nesėkmės rungtynėse Stambule su vietos Fenerbahče Ülker komanda. Ši dvikova prasidėjo tuo pačiu laiku kaip ir mačas Zagrebe, taigi nuolat jūs informuosiu apie tai, kaip klostysis įvykiai Turkijoje. C grupėje Lietuvos Rytas iškovojęs 3 pergalės, užima 5-ąją vietą, tačiau gali pakilti į 4-ąją ir žengti į top 16 varžybų etapą. Vilniečiai turi geresnį mestų ir praleistų taškų santykį dvikovose su Šolė Basket, todėl jei šie klubai surinks vienodą pergalių skaičių, už borto liks Prancūzijos čempionai. Vilniaus ekipai Zagrebe teks verstis be traumuoto Artūro Jomanto, kuriam vis dar skauda petį. Peršalęs ir susirgęs buvo turkas Čemalis Nalga, tačiau šiandien jis pasiryžęs įbėgti į aikštę. Lietuvos Rytas yra aiškus šio mačo favoritas. Pastaruoju metu vilniečiai sparčiai lipa iš tos gilios duobės, į kurią buvo įkritę nuo pat sezono pradžios, ir apie tai iškalbingai liudija ir praėjusiame ture iškovota pergalė prieš Eurolygos čempionę Barselonos ekipą. Cibona kamuoja ne tik pergalių, bet ir pinigų badas. Šį sezoną žaidėjai dar negavo nė vieno atlyginimo, o kai kurie krepšininkai be algų rungtyniauja net pusantrų metų. Tai sunku įsivaizduoti. Alkani žmonės būna pikti ir pavojingi, todėl Lietuvos Rytui šiandien būtina neatsipalaiduoti nė minutei. Zagrebo krepšininkams sparnus gali išauginti ir džiugi žinia. Miesto valdžia pasiryžo išgelbėti į didelės skolas įklimpusi legendinį ne tik Kroatijos, bet ir visos Europos klubą. Neseniai pasikeitė ir vadovai Zagrebo Cibonos klube. Palyginti su sezono pradžia, Cibonos ekipoje neliko kai kurių žaidėjų, apie tai truputį vėliau. Zagrebo Cibonos krepšininkų gynyba yra pati prasčiausia Eurolygoje. Kroatijos klubas vidutiniškai per vieną mačą į savo krepšį praleidžia beveik po 85 taškus, buksuoja ir puolimas, vidutiniškai 66,7 taško per mačą, prieš paskutinė vieta. Teisėjai pasirengė, kaip ir krepšininkai, pradėti šį mačą. Šio vakaro dvikovai teisėjauja Jose Ramonas Garcia Ortizas iš Ispanijos, Nikolė Maestre prancūzas ir Džorino Čerebukas italas. Perima kamuolį aikštės šeimininkai. Bredas Niuli gesina varžovo metimą, tačiau pirmieji šiose rungtynėse taškus pelno Zagrebo Cibonos krepšininkai. Ir jų lyderis Bojanas Bogdanovičius prieš rungtynės teigė, kad jis ir jo komandos draugai pasiryžę trinktelėti durimis šio sezono Eurolygoje ir iškovoti bent vieną pergalę. Čia jūsų ekranuose buvo Cibonos komandos treneris Zdravko Radulovičius. Stepas Bobrauskas, Bredas Niuli, Milko Bielica ir Džemalis Nalga ir Khalidas Elaminas. Toks Lietuvos Ryto komandos starto penketas. Įskaitomi 2 taškai ir jų autorius yra Džemalis Nalga. Rezultatas lygus 2-2. Aleksandras Trifunovičius prieš mačą tvirtino, jog jo auklėtiniams tikrai reikės nemažai paprakaituoti, norint išsivežti pergalę iš Zagrebo. Perdavimas po krepšiu ir dar kartą klysta vilniečiai gindamiesi.
Du kartus iš eilės lengvus taškus iš po krepšio pelno aikštės šeimininkai. Khalidas Elaminas. Netikslus perdavimas. Tačiau Stepas Bobrauskas sugriebė kamuolį. Khalidas Elaminas. Į baudos aikštelę pašokęs meta amerikietis ir pataiko. Jis lygina rezultatą 4-4. Khalidas Elaminas Eurolygoje vidutiniškai pelno po 10 ir 40 taško, atlieka 3 rezultatyvius perdavimus. Na, dabar rezultatyviai ir vėl baigėsi Zagrebo Cibonos klubo ataka. Kol kas vilniečių gynyba prasta ir skylėta. Kiek netikėtai Steponas Bobrauskas patenka į komandos starto penketą. Puikiai jis pasirodė dvikovoje su Barcelona. Milko Bielica išprovokuoja varžovo pražangą. Į ranką į viršų kelia 32 numeris Goranas Vrbansas. Dar kartą ši situacija. Tarp dviejų varžovų atsidūręs Milko Bielica. Dėl to sugebėjo, ko gero, išspausti maksimumą iš tos situacijos. Prameta Khalidas Elaminas ir tenka grįžti į gynybą. Nekokia dvikovos pradžia Lietuvos Rytui. Kokas Stipčevičius su kamuoliu. Labai greitas, staigus ir neblogų metimų pasižymė šis Cibonos įžaidėjas. Prasižengė Čemalis Nalga. Taip, dabar jis rankomis stumtelėjo savo oponentą Jurę Laličių, kuriam beje yra tik antrosios rungtynės Eurolygoje. Na, Jurė Laličius su Lietuvos Ryto klubo žaidėju Jerry Johnsonu 2 sezonus kartu žaidė Charleroi ekipoje. Rokas Stipčevičius iš toli ir metimas pasiekė tikslą. Reikia saugotis šio mažylio tolimų šūvių. Roko Stipčevičiaus ūgis tik 1,83 centimetrai. Jo žaidimo stilius labai primena Marko Popovičiaus žaidimo braižą. Bobrauskas meta ir pataiko. Na, niekas iš vilniečių nebuvo pasirengęs kovoti dėl atšokusio kamulio. Gerai, kad Stepas neprašauna. 9-7 toks rezultatas. Daugiau nei 3 minutės prabėgo pirmajame kėlinyje. Bojanas Bogdanovičius. Iki šių rungtynių jis ir Chimki, amerikietis Keitas Langfordas, buvo rezultatyviausi Eurolygos žaidėjai. Abu jie vidutiniškai pelnydavo po 16 ir 90 taško. Milko Bielica pasinaudoja jį dengusio varžovo klaida. Prašoka dabar gindamasis Cibonos klubo vidurio puolėjas, jaunasis 20-metis Leonas Radoševičius. Be reikalo bandė išmušti Bielicai kamuolį iš už nugaros. Bojanas Bogdanovičius. Kroatas mes 2 baudas. Laimėjęs dabar mikro dvikova prieš Bredą Niulis, taigi varpstė ir australas pažeidžia taisyklės. Bojanas Bogdanovičius. Turbūt pats geriausias Kroatijos krepšininkas, turiu omeny jaunuosius žaidėjus, jam tik 21 metai, jis jau atstovauja ir Kroatijos vyrų rinktiniai, žaidė pasaulio čempionate Turkijoje ir žaidė puikiai. Ten vidutiniškai rinkdavo beveik po 12 taškų ir buvo antras pagal rezultatyvumą šios šalies nacionalinėje komandoje po Marko Popovičiaus. Išsaugo kamuolį vilniečiai, prasižengė Cibonos krepšininkas 11-9. Labai sunki dvikovos pradžia Lietuvos Rytui. Pirmąją tarpusavio dvikovą Vilniuje labai lengvai laimėjo LKL čempionai 90-62 Bredas Niuli. Dabar
sulaužo visas varžovų gynybos užkardas ir lygina rezultatą 11-11. Urbansas. Bojanas Bogdanovičius. Neblogai, kol kas ginasi Bredas Niulį. Tačiau vis dėlto pavyko Bogdanovičiui prasiveržti po krepšiu. Gerai, kad jo metimas netaiklus. Ir Džemalis Nalga po juvelyrinio Khalido Lamino perdavimo kala kamuolį iš viršaus. Beje, Bojanas Bogdanovičius Eurolygoje pirmauja ne tik pagal pelnytus taškus, bet ir pagal aikštėje praleistą laiką vidutiniškai per vieną mačą. Bojanas Bogdanovičius žaidžia po 35 minutės ir 2 sekundės. Kol kas Lietuvos Rytas prastai ginasi savo baudos aikštelėje. 13-13. Niulį. Bielica. Ir pameta kamuolį svečiai. Roko Stipčevičius stabdo žaidimą Kroatijos ekipos įžaidėjas. Ir dar kartą taškai iš po krepšio. Ar ne laikas aikštėje pasirodyti Jonui Valančiūnui? Nors Jonas Valančiūnas irgi nėra labai geras gynybos specialistas, tačiau kažką reikia daryti. Niulį nepataiko, kartoja savo netaiklų metimą ir dar kartą kamuolį ima Australas. Prieš jį prasižengė Jure Laličius. Dar kartą ši situacija. Zagrebo arenoje pirmoji pertraukėlė, Cibonai pirmaujant 15-13. Tęsiamos šios rungtynės. Bredas Niulis sąmoningai meta kamuolį į varžovą. Ir ataką toliau tęs Lietuvos Rytas. Khalidas Elaminas grąžins kamuolį į žaidimą. Babrauskas. Elaminas. Nalgos užtvara. Puikus derinys 2 prieš 2. Labai gudriai čia sužaidė Khalidas Elaminas. Laiku numetė kamuolį laisvam ekipos draugui ir 15-15. Rokas Stipčevičius su kamuoliu. Netikslus perdavimas, perima kamuolį vilniečiai ir Milko Bielica dabar kaip žaidėjas persvaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. 3 minutės 23 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Elaminas pro galinę liniją staigiai pašoka metą ir nepataiko. Vilniaus klubo atakų
organizatorius. Kol kas ant atsarginių žaidėjų suolo lieka Šarūnas Jasikevičius, kuriam nuostabios buvo praėjusios rungtynės su Barcelona. Sužaista lygiai 7 minutės pirmajame ketvirtyje. Kenanas Bairamovičius keičia Džemalį Nalgą. Bairamovičius Eurolygoje pelno beveik po 10 taškų, atkovoja 5,3 kamulio. Tačiau ir jis, ir Milko Bielica labai prastai meta tritaškius šį sezoną, skirtingai nei Bredas Niuli, kuris dabar prasižengia antrą kartą. Galbūt be reikalo dabar bandė išmušti kamuolį Australas, sukirto per rankas Bojanui Bogdanovičiui, kuris mes 2 baudas. Bogdanovičius, baudas meta, galima sakyti, vidutiniškai, Eurolygoje 72 procentų taiklumu. Bogdanovičius ne tik pelno beveik po 17 taškų, tačiau ir atkovoja beveik po 4 kamuolius. Tiesa, klysta dažnokai. Šis jaunas kroatas padaro po 3,3 klaidos ir tai yra vienas blogiausių rezultatų Eurolygoje, tačiau tai nėra labai toks keistas dalykas, kadangi Bogdanovičius, kaip minėjau, praleidžia labai daug laiko aikštėje, nuolat imasi iniciatyvos ir tik pasirodęs aikštėje Šarūnas Jasikevičius atlieka nuostabų perdavimą, rezultatas lygus 17-17. Aikštėje ir Khalidas Elaminas, ir Šarūnas Jasikevičius. Dvidešimt 17. Iš toli pataiko aikštėje šeimininkai. Bairamovičius veržėsi bosnis pro 15 numerį. Tomislavas Zupčičių pražanga kroatui. O Turkijoje pirmojo kėlinio 8 minutė Fenerbahçe Ülker rezultatu 10-14 pralaimi Šole Basket krepšininkams. Labai efektingas ir gražus, tiesa ir rizikingas buvo Kenano Bairamovičiaus perdavimas. Jurė Laličius. Antroji jo pražanga. Praėjusį sezoną šis krepšininkas žaidė ir Liublianos Olimpijos komandoje. 2 sezonus praleido Charleroi Spirų ekipoje. Dar anksčiau rungtyniavo Kroatijos Zadar komandoje. Milko Bielica realizuoja baudas. Bielica pelno po 13,3 taško ir yra rezultatyviausias Lietuvos Ryto žaidėjas Eurolygoje. Steponas Bobrauskas ir toliau rungtyniauja. Vis dar nežaidžia Martynas Gecevičius. Rokas Stipčevičius. Bairamovičius gerai gynėsi, padarė viską, kad priešininkas nepataikytų. Bielica, Elaminas. Rodo, jog reikia atlikti pirmąjį derinį. Jasikevičius atakuojančio gynėjo pozicijoje. Šaras. Baudos aikštelė. Nepasinaudoja vėl gerų Šaro perdavimų bosnis. Nepataiko, gerai, kad su kamuoliu išlieka svečiai. Paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Jasikevičius, Bairamovičius. Bielica gerai buvo atsidengęs baudos aikštelėje. Nepamatė turbūt to Bairamovičius, tačiau gerai, kad viskas gerai baigėsi. 21-20 priekyje Lietuvos Rytas.
Cibonos krepšininkai protestuodami dėl to, jog negauna atlyginimų, net kurį laiką nesitreniravo ir jų fizinis pasirengimas tikrai nėra geras, nemažai mačų. Zagrebo komanda pralaimėjo būtent antroje žaidimo dalyje ir ketvirtajame kėlinyje, taigi Lietuvos Ryto krepšininkams reikia gintis kietai, reikia gintis agresyviai ir galbūt esant galimybei tinkamam momentui ir paspausti varžovus visoje aikštėje arba nuo vidurio linijos, taip išeikvoti priešininkų jėgas. Martynas Gecevičius pagaliau aikštėje. Šaras. Netikslus perdavimas Milko Bielicai. Tipčevičius. Visą laimę, jog ratas nepataiko paskutinę pirmojo kėlinio akimirką. Dabar neilga pertraukėlė. Greitai prasidės antrasis kėlinys po pirmojo minimali Lietuvos Ryto persvara 21-20. Svečiams daugiausia taškų po 6 pelnė Milko Bielica ir Čemalis Nalga. Aikštės šeimininkams 7 surinko Tomislavas Zupčičius. Bojano Bogdanovičiaus Cibonos lyderio kraityje kol kas 4 taškai, tačiau 3 išprovokuotos pražangos. Jūsų ekranuose ir komandinė statistika. Vilniečiai jau padarė 3 klaidas, aikštės šeimininkai suklydo vos vieną sykį. Antrąjį kėlinį pradeda Cibono žaidėjai. Spėja prie kamulio Rokas Stipčevičius. Rokas Stipčevičius, minėjau, yra Kroatijos rinktinės narys, bet planetos pirmenybėse jis beveik nerungtyniavo. Dalyvavo vos 2 mačuose ir iš viso žaidė tik 13 minučių. Dėl to suranda po krepšių laisvą komandos draugą Bojanas Bogdanovičius. Neišnaudota Cibonos 100% galimybė. Bielica visiškai laisvas. Ajajaj. Gerai, kad Kenanas Bairamovičius laimi kovą priešininkų baudos aikštelėje. Krstanovičiui pražanga. Galėjo čia Juodkalnietis ir atakuoti nuo lentos. Sikevičius. Išsisuko kamuolys iš lanko po Gecevičiaus metimo. Jau dabar teisėjas įskaito 2 taškus ir dar pražanga. Galima tikrai pagirti Kenaną Bairamovičių. Dabar jo oponentas tikrai stengiasi iš visų jėgų atitverti Bosnijos krepšininką nuo krepšio, tačiau Lietuvos Ryto puolėjas ir vėl sugriebė kamuolį varžovų baudos aikštelėje ir dar ir jo baudos metimas pasiekia tikslą 24-20. Didžiausias vilniečių pranašumas šiame mače. Bogdanovičius. Įdengė Steponas Babrauskas. Dabar zoninė gynyba taiko LKL čempionai. Paskutinė akimirka beviltišką metimą atliko Stipčevičius. Vilniečiai pralaimėjo kovą po savo krepšiu, bet Cibonos ataka nerezultatyvi ir vėl vilniečių klaida. Šarūnas Jasikevičius. Dabar ir papriekaištauja komandos draugams, kad jie jo neperspėjo, jog iš už nugaros artėjo Stipe Krstanovičius, kuris išmušė kamuolį Šarui iš rankų. Bogdanovičius. Metimas iš labai sunkios padėties. Papiknaudžiauja dabar individualiais veiksmais. Cibonos vedlys. Chaotiškas ir ne pačios aukščiausios kokybės krepšinis. Praranda kamuolį tai viena, tai kita komanda. 26-20. Pirmauja Lietuvos Rytas, minutės pertraukėlė Zagrebe.
Vieną antrąjį kėlinį vilniečiai laimi rezultatu 5-0. Bendras rezultatas 26-20. Lietuvos Ryto naudai. Štai šeimininkai su kamuoliu. Braunasi pro Milko Bielicą. Jūrė Laličius. Neleistinai. Jis stabdo Lietuvos Ryto klubo aukštaūgis. Nereikėjo dabar prasižengti, dar nebuvo arti krepšio varžovas. Spėja išmesti Bojanas Bogdanovičius. Nevalia jo palikti laisvo prie tritaškio linijos. Dabar jis atrodo užmina liniją ir įskaitomi tik 2 taškai. 6. Bogdanovičiaus taškas. Jasikevičius netrukdomas pataiko maždaug nuo baudų metimo linijos. Ir vėl didina Lietuvos Ryto persvarą iki 6 taškų. Stipčevičius. Lengvai jis prasiveržė pro Jasikevičių, tačiau dabar Stipčevičiaus perdavimą koją nutraukia Milko Bielica. Atakai 14 sekundžių. Tolimas metimas, jis netaiklus, o metė 15 numeris Tomislavas Zupčičius. Bobrauskas neskuba, Bairamovičius. Gecevičius. Nespėjo varžovas neiškelti rankų, labai toks staigus ir netikėtas Martyno Gecevičiaus tolimas metimas. Deja, jis netaiklus. Bogdanovičius žaidžia 1-1 prieš Steponą Bobrauską. Individualiai labai stiprus yra šis Cibonos lyderis ir jį uždengti tikrai nėra lengva. Stepas dabar griebė už kamuolio, tačiau aišku lietė ir varžovo ranką. 6 minutės 49 sekundės iki didžiosios pertraukos. Bogdanovičius šiandien jau metė 4 baudas ir visas jas pataikė. Bojanas Bogdanovičius anksčiau ne vienerius metus rungtyniavo Ispanijoje, Madrido Real antrojoje komandoje, netgi sužaidė vieną mačą ir pagrindinėje Real komandoje, tačiau karališkajame klube šiam talentingam kroatui tuomet nepavyko įsitvirtinti. Keičia gynybos sistemą ir Zagrebo Cibona. Šeimininkai naudoja dabar zoninę gynybą. Šaras dalyja puikius perdavimus. Dar viena vilniečių klaida. Šį sezoną apskritai Cibono žaidėjai dažnokai naudoja aikštės gynybą. Na tai iš dalies ir natūralu, kadangi minėjau, žaidėjai nėra toli gražu idealiai pasirengę fiziškai, todėl šiek tiek lengviau gintis aikštę. Bogdanovičius. Dviesiai atakuoja vilniečiai ir priverčia suklysti Cibonos klubo ir rezultatyviausią Eurolygos krepšininką. Gecevičius. Bairamovičius. Tokia statiška Lietuvos Ryto ir gana padrika ataka, kuri baigėsi nerezultatyviu Bairamovičiaus metimu. Eilinį kartą vilniečiai sugriebė kamuolį po varžovų krepšiu. Ir dar vienas Šaro nuostabus perdavimas po krepšiu Bairamovičiui. Per praėjusias rungtynes su Barcelona Šarūnas Jasikevičius atliko net 10 rezultatyvių perdavimų, pelnė 11 taškų ir tai buvo pirmasis jo dvigubas dublis nuo 2005 metų, kuomet jis atstovavo Tel Avivo Maccabi klubui. Ir tada žydų komanda žaidė su Ulker ekipa. Bairamovičius didina savo taškų kraitį.
6. Bosnio taškas. Ir 7. Antrajame kėlinyje svečiai rungtyniauja kur kas solidžiau nei pirmajame. Komanda skiria 6 taškai. Tačiau persvara vis tiek dar yra labai trapi. Jurė Laličius. Ir vėl pralaužė vilniečių gynybą. Kol kas Lietuvos Rytas prastai ginasi, ypač savo baudos aikštelėje. Bajramovičius pataiso netikslų komandos draugo metimą. Karaliauja šiandien šis Lietuvos Ryto puolėjas priešininkų baudos aikštelėje. Bogdanovičius iš toli, 3 taškai. Negalima apskritai leisti mesti šiam labai talentingam žaidėjui, turinčiam beje ir itin taiklę ranką. Šaras nespėja susikeisti ginamaisiais žaidėjais aikštės šeimininkai. Ir dar vienas Šaro fantastiškas perdavimas po krepšiu. Jeigu ir toliau taip žais Šarūnas Jasikevičius, tai gali atlikti daugiau nei 10 rezultatyvių perdavimų. 29-32. Ir Jonas Valančiūnas pasirodo aikštėje. Dabar jau visiškai išsigydė čiurnos traumą jaunasis Vilniaus klubo vidurio puolėjas. Sudreba Bajramovičiaus ranka, atakuojant nuo baudų metimo linijos. 29-33. Na, o Fenerbahče Ülker 16 minutė jau pirmauja prieš Šolė Basket komandą 27-21. Šis rezultatas labai palankus Lietuvos Rytui, tačiau pirmiausia reikia laimėti čia, Zagrebe, LKL čempionams. Elaminas. Jasikevičius. 3 taškai. Šaras smeigia 3 taškai. Teisėjas ten skiria abipusę pražangą. Vyko tikros grumtynės Cibonos baudos aikštelėje ir žaidėjai pasitelkė imtynių elementus. Jonas Valančiūnas susistumdė su Jure Laličiumi. Su kamuoliu Cibonos krepšininkai. Vėl Bogdanovičius su kamuoliu labai dažnai. Jis kontroliuoja kamuolį. Skubotas, neparengtas Bogdanovičiaus metimas, bet jis ir vėl taiklus. Įsismagina šis universalus žaidėjas ir mažina Cibonos atsilikimą iki 4 taškų. Elaminas, gera proga mesti iš toli, nėra. Reikia grįžti kuo greičiau į gynybą. Nespėja to padaryti vilniečiai. Virbanso tritaškis. Aleksandras Trifunovičius tuoj pat prašo minutės pertraukėlės, matydamas, kad jo auklėtiniai praranda iniciatyvą.
35-36 atsilieka Cibona. 3 minutės 10 iki didžiosios pertraukos. Bairamovičius ryžtasi tolimam metimui ir tikslus šūvis. Patikėjo klaidinamų Bairamovičiaus judesių Bojanas Bogdanovičius. Bosnis rodė, jog atliks perdavimą komandos draugui, tačiau metė pats. Perdavimas į baudos aikštelę ir Jonas Valančiūnas užgesina gaisrą prie vilniečių krepšio, blokuodamas priešininko metimą. Išgelbėjo ir Šarūną Jasikevičių ir visą komandą. Dabar Jonas Valančiūnas. Nekeičia gynybos sistemos aikštės šeimininkai. Pagrindinis ginklas prieš tokią gynybos sistemą yra taiklus tolimi metimai. Dabar Khalidas Elaminas siunčia kamuolį į krepšį iš 3 taškų zonos ir galima atsikvėpti šiek tiek lengviau. 7 taškais pirmauja Lietuvos Rytas. Turėtų dabar vėl asmeniškai gintis Cibono žaidėjai. Kasgi nutiko dabar? Pažiūrėsim, kasgi čia dabar buvo. Pražanga puolant Jonui Valančiūnui. Teisėjas nusprendė, jog vilnietis netaisyklingai pastatė užtvarą. 42-35 priekyje Lietuvos Rytas. Bojanas Bogdanovičius jau pelnė 14 taškų. Jis yra didžiausias vilniečių galvos skausmas. Tiesiog tam žaidėjui, kuris dengia Bojaną Bogdanovičių, reikia prilipti prie varžovo ir nepadėti kitiems ekipos draugams. Niuli per trumpas metimas ir gadina savo tritaškių metimų pataikymą šis Australas. Iki šių rungtynių Bredas Niuli tritaškius metė net 44 procentų taiklumu, tai geriausias rezultatas komandoje. Jau trečią kartą prasižengė Jonas Valančiūnas. Sumaneičiai sužaidė 24 numeris Karlo Vragovičius. Tikslus pirmasis metimas. Šiam krepšininkui 21 metai, labai jauna yra Cibonos komanda, viena jauniausių Eurolygoje. Jau minėjau, pasikeitė šios ekipos sudėtis, palyginti su sezono pradžia. Neliko vieno iš lyderių Dragono Pašaličiaus, kuris perėjo į Mariupolio Azovmašo klubą, kurį treniruoja Rolandas Jarutis. Ir kas ten buvo, tai pražanga Milko Bielicai, atsistūmė jis ranka nuo varžovo. Nebėra amerikiečio Demarkuso Johnsono, kuris ir nebuvo labai naudingas Cibonai, vidutiniškai pelnydavo tik po 1,6 taško. Mario Delašas persikėlė į Šiaulių komandą, iki šiol nerungtyniavo. Patyręs krepšininkas, buvęs Kroatijos rinktinės narys Marinas Rožičius, kurį pastaruoju metu kamavo traumos. Nepažeista kamuolio varimo taisyklė, nors žiūrovai turi kitą nuomonę. Lieka 13 sekundžių. Neskuba Khalidas Elaminas. 3 sekundės. Žaidžia vienas Khalidas Elaminas. Atrodė, jog amerikietis perlaikė kamuolį, užmiršo komandos draugus. Tačiau nugalėtojai neteisiami. Tikslus metimas paskutinėmis antrojo kėlinio akimirkomis. 44-37
Pirmauja Lietuvos Ryto krepšininkai po 2 kėlinių. Dabar ilgoji pertrauka. Grįžtame į Zagrebą po 2 kėlinių. Lietuvos Ryto krepšininkai Eurolygos rungtynėse pirmauja prieš Zagrebo Ciboną 44-37. Vilniaus klubo puolimo lyderis pirmoje žaidimo dalyje buvo Kenanas Bairamovičius, kuris fantastiškai grūmėsi dėl atšokusių kamuolių priešininkų baudos aikštelėje. Iš viso jis sugriebė 6 kamuolius ir pelnė net 13 taškų. Surinko 20 naudingumo balų. Chalido Elamino kraitė 7 taškai, Džemalio Nalgos ir Milko Bielicos po 6. Ir vilniečiai neranda priešnuodžių varžovų lyderiui Bojanui Bogdanovičiui, kuris žaidė be keitimų ir pelnė 14 taškų. Tomislavas Zupčičius surinko 7, Jurė Laličius 6. Svečiai kovą dėl atšokusių kamuolių laimi net 22, 9 ir 10 kamuolių. Vilniečiai sugriebė po priešininkų krepšiu. Vilniaus komanda geriau meta ir 2 taškus, 59 procentų taiklumas, varžovų 43. Abi ekipos neblogai meta iš toli. Aikštės šeimininkai pataikė 5 tolimus metimus iš 13 mėginimų, vilniečiai 4 iš 10 bandymų. Dvigubai dažniau klysta LKL čempionai, jie padarė 8 klaidas, Cibonos krepšininkai 4. Na, o Stambule, kur žaidžia Fenerbahče, Ülker ir Šolė Basket po 2 kėlinių. Turkijos komanda pirmauja 38-30. Tai neblogas, tikrai geras rezultatas Lietuvos Rytui. Tačiau tas pranašumas, aišku, dar negarantuoja ramaus gyvenimo ir Turkijos čempionams, kurių gretose Darijušas Lavrinovičius kol kas nepelnė nė vieno taško. Čia Zagrebe prasidėjo 3 kėlinys. Pozicinė vilniečių ataka. Chalidas Elaminas ir Jasikevičius taip pat aikštėje. Skersas Šaro perdavimas. Jis pasiekia tikslą. 2 Bredon Juli taškai ir dar Australas įgyja teisę mesti vieną baudą. Bojanas Bogdanovičius stengiasi prasižengti anksčiau, tačiau nespėja to padaryti, jau įsibėgėjęs buvo Bredas Niuli. Buvo tikrai jau metimo fazė ir gaila, bet metimas per trumpas. 9 taškais pirmauja vilniečiai, 46-37. Reikia paplušėti gynyboje. Rokas Tipčevičius. Bojanas Bogdanovičius. Sunkiai sekasi sugaudyti svečiams šį veržlų ir rezultatyvų žaidėją. Dabar Bredas Niuli nespėja prie Bojano Bogdanovičius. Gal ir gerai, kad prasižengia. Kroatas dar nemetė į krepšį, todėl tenka kamuolį grąžinti į žaidimą iš už šoninės linijos. Bredą Niulį keičia Steponas Bobrauskas. Jo sąskaitoje 5 taškai, starto 5 pasirodė Stepas. Kokį sudėtingą metimą pataiko Bojanas Bogdanovičius. Dabar jokių priekaištų negalima sakyti Kenanui Bairamovičiui. Elaminas. Gauna kamuolį Bairamovičius ir kolektyvinėmis pastangomis jį atima iš Bosnio. Laimiai. Kamuolys aikštę paliko nuo kroato rankos. Tiksliau nuo kroato kojos. Nespėja tie šeimininkas ištraukti kamuolį iš užribio. Kova dėl atšokusio kamuolio ir jis atitenka Cibono žaidėjams. Minutė prabėgo 3 kėlinyje. Milko Bielica išmušė kamuolį iš užribį.
Visi Čigono žaidėjai nuolat ieško Bojano Bogdanovičiaus. Dabar keičiasi dengiamaisiais vilniečiai ir gynyboje sublizga Bairamovičius. Na, galbūt galėjo ir paprašiau ataką baigti Bosnis. Blokuojamas jo metimas. Gerai, kad čia pat buvo Šarūnas Jasikevičius. Reikia pagaliau užmauti apynas Bojanui Bogdanovičiui. Nu, tiesiog dabar įsisiautėjo šis kroatas ir vėlavo dabar Steponas Babrauskas. 2 taškai su pražanga. Vienas Bojanas Bogdanovičius, aišku, rungtynių nelaimės, bet jam negalima jam leisti pelnyti 30 taškų. O jis vis didina savo taškų kraitį 42-48. Bogdanovičiaus sąskaitoje 19 taškų. Elaminas. Vidurio puolėjo pozicijoje Bairamovičius. Ir vėl rezultatyvi ataka. Buvo kontaktas. Taisyklės pažeidžia Bojanas Bogdanovičius. Bairamovičius ko gero žaidžia geriausią savo Eurolygos rungtynę šį sezoną. Vilniečiai vėl nutolsta 9 taškais. Babrauskas prie Bogdanovičiaus. Padeda Jasikevičius Babrauskui ir turėjo palikti savo dengiamą žaidėją. Tuo pasinaudoja Virbansas. Pataiko 3-taškį metimą. Jasikevičius į baudos aikštelę išvengia bloko, ne tik išvengia, bet pelno 2 taškus su pražanga Šaras. Labai aukštą trajektoriją metė Lietuvos Ryto gynėjas. Ir dar vieną baudą mes Šaras. Taiklus ir šis metimas. Jasikevičius iki šio mačo Eurolygoje pelnydavo po 6,2 taško. Atlikdavo beveik po 5 rezultatyvius perdavimus. Praranda kamuolį aikštės šeimininkai. Prie Jasikevičiaus dabar tiesiog prilipęs yra Goranas Virbansas. Paprašo Šaras Bieličius, kad pastatytų jam užtvarą. Kitą atakos tęsinį renkasi Lietuvos Ryto gynėjas. Prarastas kamuolys. Nepavyko, nepažeidžiant taisyklių, užtverti galinės linijos Steponui Babrauskui. Na, čia būtų, ko gero, ir komandos draugas atskubėjęs į pagalbą. Kamuolys įstringa tarp lanko ir lentos, stabdomas žaidimas. Su kamuoliu išliks Kroatijos komanda. Steponas Babrauskas sėda ant atsarginių žaidėjų suolo. Jis jau turi 4 pražangas. Stepas pelnė šiandien 5 taškus. Rokas Stipčevičius. Beje, Rokas Stipčevičius prieš tai net 7 sezonus iš eilės praleido Zadar klube, o dabar negausiai susirinkusių žiūrovus ant kojų pakelia. Triuškinamų dėjimų ataką baigęs 15 numeris Tomislavas Zupčičius. Griebėsi už galvos Bredas Niuliai. Rokas Stipčevičius prie baudų metimų linijos.
taiklus pirmasis metimas. Stipčevičius Eurolygoje baudas meta gana prastai, 67% taiklumu, pelno vidutiniškai po 10 taškų. Dabar sudreba kroato ranka. Komanda skiria 6 taškai. Dar vis labai trapi Lietuvos Ryto persvara. Bairamovičius, Jasikevičius. Užspaudžia jį dviese varžovai ir klysta Šaras. Pavyzdinė Cibonos gynyba. Zupčičius, Stipčevičius. Stipčevičius vidutiniškai žaidžia Eurolygą po 34 minutės, 13 sekundžių ir tai yra apskritai trečias rezultatas Eurolygoje. Gaila, bet Zupčičius pelno 2 taškus ir dar pražanga. Truputį komplikuojasi Lietuvos Ryto padėtis. Taisyklės pažeidžia Kenanas Bairamovičius. Zagrebe vėl minutės pertraukėlė. Dar vieną baudą meta 15 numeris Tomislavas Zupčičius. Geros naujienos iš Stambulo, ten 26 minutė, 12 taškų skirtumų pirmauja Fenerbahčė Ülker 48-36. Persistengė Rokas Stipčevičius, norėdamas atimti kamuolį iš Khalido El Amino ir prasižengė kroatas. Vilniečių persvara ištirpsta iki 3 taškų. Cibonos atsarginių žaidėjų suolelis yra labai trumpas, todėl paprastai šį sezoną jau minėjau, tiesiog jėgų pristinga antroje rungtynių dalyje Cibonos krepšininkams. Ir įstringa priešininkų gynyboje Gecevičius, pameta kamuolį. Labai šiukšti Martyno klaida. Stipčevičius. Zupčičius. Ir toks desperatiškas ir beviltiškas buvo aikštės šeimininkų metimas, perlaikė kamuolį Toni Brnasas. Niuli Bairamovičius. Toks statiškas, neorganizuotas Vilniečių puolimas. Iniciatyvos imasi Martynas Gecevičius, veržiasi pro galinę liniją. Pražanga Goranui Virbansui. Virbansas šiandien žaidžia tikrai neblogas rungtynes. Jo sąskaitoje 8 taškai, 12 pelnė Tomislavas Zupčičius ir net 19 Bojanas Bogdanovičius. Ir 3 aiškus
puolimo vedliai Zagrebo Cibonos klube. Šaltakraujiškai baudų metimus realizuoja Martynas Gecevičius. Sužaista pusė trečiojo kėlinio. Nesupranta vienas kito Cibonos krepšininkai, tačiau teisėjas skiria pražangą. Vilniečiai. Labai abejotina pražanga. Buvo nedidelis kontaktas, tačiau priverstas ranką į viršų kelti Bredas Siniulį. Ir tai yra jau ketvirtoji Australo pražanga. Tiek pat kartų prasižengė ir ant suolo dabar sėdėjęs Steponas Bobrauskas. Vis dėlto rizikuoja Aleksandras Trifunovičius, Stepa vėl meta į kovą. Šiandien negali rungtyniauti Artūras Jomantas, dėl to turbūt tiek daug laiko aikštėje praleidžia Steponas Bobrauskas. Netikslus antrasis metimas. Stipčevičius pasitinka Khalidą Laminą, Lietuvos Ryto komandos aikštės pusėje. Bielica. Kvailai čia sužaidžia Milko Bielica. Veržėsi arčiau krepšio ir nebeturėjo kur dėti kamuolio Juodkalnietis. Ir taip pat aikštės šeimininkai baudžia vilniečius. 54-56. Kroatijos klubas jau alsuoja visiškai į nugarą Lietuvos Rytui. Elaminas. Ir vagia kamuolį Bojanas Bogdanovičius. Ir jis atakos smaigalyje lygina rezultatą 56-56. Labai greitai vilniečiai iššvaistė turėtą taškų pranašumą. Psichologiškai dabar itin reikalinga rezultatyvi ataka. Bairamovičius galėjo mesti iš toli, renkasi kitą atakos tęsinį Bosnis ir pataiko. Teisybės dėlei reikia pasakyti, jog šiek tiek dabar ir pasiseka vilniečiams. Kamuolys pašokinėjęs ant lanko, įkrinta į krepšį. 3 minutės 30 iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Bandymas pelnyti 3 taškus, nesėkmingas. Elaminas ima kamuolį ir nuošalėje, futbolo terminais kalbant, pasilikęs Martynas Gecevičius pelno netrukdamas 2 taškus iš po krepšio. Tuoj pat minutės pertraukėlės prašo Cibonos strategas Zdravko Radulovičius. Fenerbahče, Ülker ir Šolė Basket rungtynėse. Taip pat vyksta trečiasis kėlinys, 28 minutė, 55-41. Pirmauja Turkijos čempionai, jie po truputį vis didina savo atotrūkį. Rokas Stipčevičius. Bogdanovičius. Bobrauskui reikia būti atsargesniam, jis jau turi 4 pražangas. Be reikalo čia rankomis pasidarbavo Kenanas Bairamovičius. Pražanga jam.
Nu ir galėjo Bosnis leisti priimti kamuolį varžovams. Čia pats stovėjo Džemalis Nalga, esant būtinybei. Galbūt būtų ir atskubėjęs į pagalbą turkas Kenanui Bairamovičiui. Lengva patarti, aišku, iš šalies. Štai viskas atrodo kitaip. Šį mačą stebi ir nemažai Kroatijos krepšinio legendų. Jasikevičius. Perdamas Bairamovičiui. Sudėtingas Bairamovičiaus metimas, netaiklus. Antroje žaidimo dalyje Cibonos krepšininkai neleidžia taip lengvai šeimininkauti priešininkams po jų krepšiu. Zupčičius. 1-1 prieš Džemalį Nalgą. Pražanga Bojanui Bogdanovičiui. Gerai būtų, jog šis žaidėjas prisirinktų daugiau pražangų. Stumtelėjo kroatas į nugarą Steponą Bobrauską. Pustrečios minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Labai atkakliai ir sunkiai Lietuvos Rytui klostosi ši dvikova. Žinoma, Lietuvos Ryto žaidėjus, aišku, iš dalies ir slegia įtampa. Cibonos krepšininkams nėra ko prarasti, jie rungtyniauja visiškai atsipalaidavę. Netikslus metimas ir kamuolys nukrinta tiesiai į rankas Bogdanui Bogdanovičiui. Negalima švaistyti tokių progų. Labai lengvai pranyra pro Steponą Bobrauską Bogdanovičius ir toliau jis terorizuoja Lietuvos Ryto gynybą. Bobrauskas dabar nenorėjo, aišku, prasižengti. Bairamovičius tankina gynybą baudos aikštelėje, aikštės šeimininkai, tačiau tai nesutrukdo Bosniui pelnyti 2 taškų nuo lentos. 20 taškų Kenano Bairamovičiaus sąskaitoje. Reikėtų didesnio kitų vilniečių indėlio puolant. Bogdanovičius, na, šiam krepšininkui leidžiama beveik viskas šioje komandoje. Meta jis kada nori, veržiasi kada nori. Pasikarščiavo Bojanas Bogdanovičius. Ir vėl prie baudų metimų linijos Martynas Gecevičius. Taiklus pirmasis metimas. Martynas Gecevičius baudas Eurolygoje iki šio mačo metė 86 procentų taiklumu, 19 taiklių metimų iš 22 bandymų. Vidutiniškai pelno po 13 taškų. Yra naudingiausias Lietuvos Ryto žaidėjas, oi kaip gaila, netgi ir toks patikimas baudų metikas kaip Martynas Gecevičius dabar suklysta. Kiekvienas taškas yra aukso vertės. Negalima, vėl vilniečiai vėluoja gindamėsi. Džemalis Nalga galvoja, dabar kitas Lietuvos Ryto žaidėjas prišoks prie Bogdanovičiaus. Taip neatsitiko. Jasikevičius. Koks reikalingas metimas. 67-61. Šaras trukteli tada, kada reikia Lietuvos Ryto komanda. Paskutinė ketvirčio minutė. Stipčevičius. Pro šalį. Ir vienas kitam sutrukdo vilniečiai. Ajajai, visa laimė, jog Rokas Stipčevičius nepataiko iš po krepšio. Arvydas Šikšnius aikštėje. Labai sunku tokioje situacijoje įsitraukti į žaidimą jaunam krepšininkui. Iki tol sėdėjo ant atsarginių žaidėjo suolo Arvydas Šikšnius. Ir apskritai šį sezoną rungtyniauja labai mažai Eurolygoje. Jasikevičius ir toliau. Labai gražiai, puikiai skirsto kamuolius, kartais ir per daug rizikingai sužaidžia Šaras.
Bogdanovičius 1-1. Na, Šikšnius įleistas į aikštę tam, jog sustabdytų Bojaną Bogdanovičių. Tačiau dabar iššauna Rokas Stipčevičius ir mažina šeimininkų atsilikimą iki 3 taškų. 64-67. (67-64) priekyje Vilniečiai ir lemiamas ketvirtasis kėlinys. Kamuolys Šaro rankose. Labai arti jį dengia Rokas Stipčevičius. Bobrauskas, Bairamovičius. Kaip susispaudžia savo baudos aikštelėje Cibonos krepšininkai, tada atsiriša rankos Vilniečių snaiperiams. Gaila, prameta Martynas Gecevičius. Bairamovičius. Nesiryžta tolimam metimui Stepas, vis dėlto meta iš toli ir kamuolys įkrinta į krepšį. Fortūna dabar šypsosi Lietuvos Rytui. 70-64. Na, čia kaip aklai vištai grūdas šis metimas Vilniaus ekipai. Nu, ir Steponas Bobrauskas. Matome, yra neblogas driblingo meistras. Tiesiai kamuolį į rankas atidavė varžovas Steponui Bobrauskui. Ir buvo sustabdytas greitasis puolimas. Sumani kroato pražanga. Oi, na reikia būti atsargesniam Šarūnui Jasikevičiui. Kartais tiesiog reikia sužaisti paprasčiau. Išmuštas kamuolys Šaro iš rankų ir nuo jo kojos palieka aikštę. Perdamas po krepšiu. Bairamovičius gynėsi patikimai, tačiau nieko negalėjo padaryti prieš tokį Zupčičiaus metimą. Kairė ranka. Labai sunkios padėties. Pataiko kroatas. Jasikevičius. Bobrauskas laisvas iš toli. Ai, netikslus metimas. Džemalis Nalga neišnaudoja puikios galimybės. Galbūt galėjo nekartoti kamuolio, o pagauti jį ir paprasčiau baigti šią ataką. Stipčevičius. Zupčičius. Laisvas neįdeda iš po krepšio. Nu ką čia išdarinėja Martynas Gecevičius. Gerai, kad viskas baigėsi laimingai. Būtina Vilniečiams sužaisti patikimiau ir paprasčiau. Čia juk ne visų žvaigždžių rungtynės, o lemiamos rungtynės Eurolygoje. Rokas Stipčevičius. Ir vėl pamiršta Cibonas įžaidės visus komandos draugus. Nepavyksta jam pasigerinti asmeninės statistikos. Gecevičius į baudos aikštelę. Bobrauskas pašokdina varžovą. Oi, pažeista 3 sekundžių taisyklė. Kodėl nemetė Stepas iš toli? Niekas jam netrukdė, na.
Artėjo prie jo Bojanas Bogdanovičius, tačiau turbūt būtų spėjęs išmesti Stepas. 66-72. Tikras nervų karas. Stipčevičius. Ir penktoji Stepono Bobrausko pražanga. Na, man šiek tiek keistoka, kodėl Steponas Bobrauskas, turėdamas 4 pražangas, pastaruoju metu rungtyniavo ir Vilnietis kelis kartus saugojasi, paleido laisvą Bojaną Bogdanovičių, kad tik neprasižengtų 5. kartą, tuo tarpu Bredas Niulis sėdėjo ant suolo. Na, bet Trifunovičiui galbūt ir geriau matyti. Baigėsi atakai skirtas laikas. Pamiršo aikštės šeimininkai pažiūrėti į švieslentę. Širkščiai suklysta Toni Burnasas. Jeigu būtų matęs, kiek atakai lieka laiko, aišku, kroatas būtų metęs iš toli. Bredas Niuli. Bairamovičius nuolat šiandien žaidžia ant Uselio kaip vidurio puolėjas ir žaidžia labai sėkmingai. Prabyla pagaliau Martynas Gecevičius. 3 jo taškai. 75-66. Dabar reikia apsiginti. 6 minutės 23 sekundės iki 4. kėlinio pabaigos. Dabar buvo užminta tritaškio linija, bet to ir nepataiko iš toli. 8. numeris Toni Burnasas. Ir jis prasižengia 3. kartą. Na, o Stambule Fenerbahče Ülker jau triuškina Šolė Basket krepšininkus. 34 minutė, 69-47. Ir jau atrodo nepaleis pergalės iš savo rankų Turkijos čempionai. Taigi, dabar viskas yra vilniečių rankose. Khalidas Elaminas. Ilgai nesiskiria su kamuoliu amerikietis. Pasinaudoja Džemalio Nalgos užtvarą ir rezultatyviai baigia ataką Lietuvos Ryto įžaidėjas. Jei neklystu, didžiausias Lietuvos Ryto atotrūkis šiame mače 77-66. Apie ką ir minėjau, jog Cibonos krepšininkai labai dažnai šį sezoną palūžta būtent 4. kėlinyje. Niuli prieš Bogdanovičių. Nalga neblogai padėjo komandos draugui. Per visą aikštę perdavimas. Dabar rizikavo Džemalis Nalga. Na, reikia vengti rizikos, dabar turint tokią persvarą. Laikas Lietuvos Ryto sąjungininkas. Nedaug trūko ir būtų perėmęs kamuolį Kroatijos krepšininkas. Khalidas Elaminas. Pergudrauja labai gražiai Khalidas Elaminas varžovus, parodė, jog veršis į vieną pusę. Tuo tarpu, taip, pasivarė kamuolį į dešinę pusę ir taikliai iššovė iš toli. Khalidas Elaminas pelno 12 tašką Zagrebe, minutės pertraukėlę.
Ketvirtajame kėlinyje Vilniečiai pirmauja rezultatu 13-2. Jų paskutinėme ketvirtyje aikštės šeimininkai sukrapštė vos 2 taškelius. 5 minutės 5 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Bojanas Bogdanovičius pataiko savo į koją, tačiau nespėjo perimti kamuolio Vilniečiai. Labai sudėtingas metimas, aukšta trajektorija ir jis taiklus. Pasižymi Rokas Stipčevičius. Nespėja prie jo Čemalis Nalga. Skirtumas švelnėja iki 11 taškų. Bairamovičius iš toli, pro šalį. Valido Melamino pražanga stabdanti greitą varžovų ataką. Jokių būdų dar negalima nusiraminti. Laiko labai daug, 4 minutės 25 sekundės. Stipčevičius. Ir vėl meta iš toli. Nepataiko, sugraibo kamuolį Čemalis Nalga ir ramina komandos draugus. Validas Elaminas. Užtikrintai žaidžia ketvirtajame kėlinyje. Nalga, Bairamovičius. Reikia branginti kamuolį. Pro galinę liniją. Ir dabar klysta Kenanas Bairamovičius. Be reikalo jis ten veržėsi pro galinę liniją. Trečioji Bosnio pražanga. Kenanas Bairamovičius šiandien yra vienas iš Lietuvos Ryto lyderių, netgi gana ryškus puolimo lyderis, pelnė 20 taškų Lietuvos Ryto puolėjas. Gerai, kad netrukdomas nepataiko Zupčičius. Bairamovičius suklaidina Bojaną Bogdanovičių, 22-asis Bosnio taškas. Be to jis atkovoja ir 9 kamuolius. Senka Cibonos žaidėjų jėgos. Ir tokiais padrikais, pavieniais veiksmais jie paprastai pelno taškus. Dabar gaudo varną savo baudos aikštelėje Vilniečiai, leisdami baigti ataką tokiu dėjimu. 14 numeriai Jurė Laličiui. Taip pat rezultatyvus Vilniečio atsakymas. 84-71. Labai arti pergalės Lietuvos Rytas ir kelialapio į kitą etapą. Praėjusį sezoną nedidelį stebuklą sukūrė Kauno Žalgirio krepšininkai, kurie su 3 pergalėmis sugebėjo iššokti į nuvažiuojantį top 16 varžybų traukinį. Nemažai krepšinio specialistų jau buvo nurašę Lietuvos Ryto komandą po labai prasto starto šį sezoną Eurolygoje, tačiau Aleksandro Trifunovičiaus auklėtiniai sugebėjo atsitiesti. Na, o Stambule viskas aišku. Fenerbahče Ülker 36 minutę pirmauja 30 taškų skirtumu. 83-53. Beveik jau kišenėje. Bilietą į kitą etapą turi Vilniečiai. Dar ir baudą prameta 14 numeris Jurė Laličius. Ir antrasis metimas netaiklus. Dabar tik reikia neskubėti. Bredas Niulį. Aleksandras Trifunovičius pakeitė Šarūną Jasikevičių. Ne pačios geriausios rungtynės šiandien Šarui. Dvi minutės 19 sekundžių iki paskutinio ketvirčio pabaigos. Kaip žinia, šiandien Kauno Žalgiris pralaimėjo Maskvos Srities Chimki klubui per pratęsimą 89-93.
gynės Aseko Prokom. Pražanga prieš Khalidą Laminą. Aseko Prokom namie neatsilaikė prieš Tel Avivo Maccabi 72-83. Pirėjo Olympiakos pirmauja prieš Romos Lotomatiką, baigiantis ketvirtajam kėliniui 76-68. Malagos Unikaha kiek netikėtai savo aikštėje pralaimi Bambergo Brose Basket 58-61. Madrido Realas triuškina Šarliora Spirų 94-45. Regal Barcelona pirmauja prieš Sienos Montepaschi 64-60. Ir dar vienas taiklus Khalido Lamino metimas. Jeigu skaičiuotume tik ketvirtojo kėlinio rezultato, tai jis yra 18-7 LKL čempionų naudai. Vagia kamuolį vilniečiai iš varžovų ir panašu, jog tai jau yra viskas šiame mače. Na, dar šiek tiek patylėsiu, nesveikinsiu vilniečių su pergalė, tačiau po šio Martyno Gecevičiaus metimo jau galima sveikinti Lietuvos Ryto komandą, iškovojus kelialapį į kitą Eurolygos varžybų etapą. Vilniečiai iškovos ketvirtąją pergalę, tiek pat jų turės ir Cholet Basket, tačiau vilniečiai turi geresnį mestų ir praleistų taškų santykį rungtynėse su Prancūzijos čempionais. Čia dar pražanga prieš Bojaną Bogdanovičių, tačiau tai nieko iš esmės jau nepakeis šiame mače. Bogdanovičius pelnė 26 taškus, 27, surinko 31 naudingumo balą, tačiau vienas lauke ne karys. Na, jam puolant neblogai, dar talkino Tomislavas Zupčičius, jis surinko 17 taškų, Roko Stipčevičius įmetė 10. Kenanas Bairamovičius šaunuolis 22 taškai, 9 atkovoti kamuoliai. Khalidas Laminas 17 taškų. Ir pasismagina čia Malis Nalga. Laminas pelnė 17 taškų, atkovoja 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. O čia dabar Malis Nalga gali padėkoti Martynui Gecevičiui. Arvydas Šikšnius grįžta į aikštę. Komandos draugai sveikina Kenaną Bairamovičių. Na ir šis keitimas byloja tai, jog jau ir Aleksandras Trifunovičius nebejoja savo auklėtinių pergalę. Lietuvos Rytui Jasikevičius nors pelnė 13 taškų, tačiau 5 kartus suklydo. Na ir Šarui Rašyti tik 2 rezultatyvūs perdavimai. Na, mano požiūriu, daugiau perdavimų metimų šiandien atliko Šaras. Na, tai jau esmės nekeičia. Paskutinė šio kėlinio minutė. 91-75. Khalidas Laminas dabar demonstruoja savo driblingo sugebėjimus ir pataiko iš toli. Khalidas Laminas. 20 taškų amerikiečio kraityje. Komanda skiria 19 taškų. Nepavyko Cibonos krepšininkams trinktelėti durimis ir šį sezoną Kroatijos komanda baigs apskritai be pergalio, o praėjusį sezoną Cibona žaidė kitame etape, top 16 varžybų etape. Na ir sudėtis, aišku, buvo galingesnė. Tada žaidė ir Džemontas Gordonas, ir Marko Tomasas, buvo ir Sam Audrichas, dar keletas labai pajėgių žaidėjų. Viskas, Cibonos krepšininkai sveikina Lietuvos Ryto žaidėjus su pergalė. Pasveikinkime ir mes, būdami puikios nuotaikos. Lietuvos Ryto krepšininkai ir jų gerbėjai sės prie kūčių stalo, linksmai atšvęs Kalėdas. Linksmai atšvęskite ir jūs. Galutinis šios dvikovos rezultatas 94-77 Lietuvos Ryto naudai.
Ačiū Jums uždėmesį. Mačą komentavo Vaidas Čeponis. Atsisveikinu iki kitų metų. Viso geriausio.